Biologinės įvairovės užtikrinimas yra susijęs su daugeliu kitų ES politikų. Tiek žuvininkystės, tiek energetikos, tiek žemės ūkio sektoriai įtakoja šiuo atveju Baltijos jūros sunkią padėtį. Kaip rodo tyrimai, ši jūra praktiškai būdama ES vidaus jūra yra viena labiausiai užterštų. Europos komisija reiškia susirūpinimas pačių bioįvairovės nykimu, tačiau tuo pačiu nėra pakankamai įdedama pastangų kovai su veiksniais sąlygojančiais minėtą procesą. Kalbant apie ES, ko gero reikia sakyti, kad kiekviena ES valstybė turi padaryti namų darbus. Dėti pastangas užtikrintant tvarę žuvininkystės politiką, Natura 2000 gerą funkcionavimą, mažinti taršą tiek CO2 išmetimą, tiek nutekamųjų vandenų užterštumą, mažinti pesticidų ir fosfatų kiekį. Būtent šie veiksmai smarkiai prisideda prie šiuo atveju Baltijos jūros eutrofikacijos, kas sąlygoja bioįvairovės nykimą. Prie šio užterštumo ženkliai prisideda ir neatsakingas stambių, taip vadinamų komercinių energetikos projektų Baltijos jūroje įgyvendinimo trūkumas kritiško požiūrio į jų įgyvendinimą.